Sveiki visi, gerą vakarą. Grįžtu prie senokai jau ne atnaujintų video unboxingų. Štai matot, ką pavyko įsigyti. Šiandien atkeliavo iš Vinted. Tas 10 eurų, tas 30 eurų. 40 eurų, tai manau puikus dylas. Tai va, pažiūrim, kas čia yra. Šitą norėjau jau nežinau. Iš Amazon jau žiūrėjau, 60 turbūt kokią nusipirkt, bet, kažkaip tai vis atidėliojau. Tai kad už 30 eurų čia man kaip dykai praktiškai. Tai va. O šitą tai jau tiesą pasakius tą buvau įsigijęs, šitą paskui dar bevartydamas to pačio pardavėjo puslapį aptikau dar šitą dalykėlį. To šviesos pakanka. Nebūtų per daug. Tai va, šitas maniau pradžioje disko dydžio, bet realiai... kokį čia bilę, kokį paėmau. Va, diskas realiai štai toks. Taip pat daug rimtesnis reikalas. Šitas, aišku, daikčiukas užklijuotas. Aš tuos mėgstu įsisaugot. Gerai. Kol kas stengsiu gražiai nulupt, paskui užklijuotam pačio šito. Vau, rimtas reikalas. Čia kaip juosta, kažkas primena, kaip jaunystėje juostas turėdavau. Tai mažesnis variantas, 60 minučių juostos. Opa, gerai šitą kol kas traukiam. Va, visa knyga. Bruce'o Dickinsono, Iron Maiden, kas nežinau, čia vokalistas, solinis darbas. Štai pats diskas. Nežinau net kiek čia jau yra, tiesą pasakius. Vieną ištraukiau. Buvau šiek tiek išlindęs, daugiau čia lyg nematyti. Tai, kas čia prašyta. Kas ką darė, čia va kažkoks komiksas. Žinoma, kurį reiks paskaityti. Visa knygelė. Čia dar kažkas irgi jaučiu, kad yra. Vau, čia irgi kaip CD knygutė, bet vėlgi tą CD pradėjus, tai daug didesnį. Kasgi čia yra? Dainų tekstai kokie. Jo. Tai va, už 10 euriukų, tai čia yra pasaka. Jau nieko čia nematyti, ne. Rimtas toks kartonas. Mini LP. 7 colis. Blemba, 7 colis gyvenai. Pirmą pasitaikiusi. Netgi didesnis nei 7 colis. Tai va, albumas, aišku, klausytas, geras. Patiko man. Iron Maiden vis dėlto klasika čia. Ką. Dabar tas dėl ko čia. Ir viskas. Pirkimas įvyko. Blin, su peiliuku baisu. Va čia mes supjausim. Opa. Ir čia lipdukas. Ne. Jo, čia blemba. Tuos lipdukus reikia dėti viduj. Irgi pasidedu prie progos, nulupsim, uždėsim. Opa.
Wow. Blemba. Visa knyga. Šibaška. Visa knyga. Black Sabbath. Mėgstu knygas ir jų kvapą. Blin, kiek čia daug visko. Kiek čia visko daug. Black Sabbath 76 metų albumas. Po Technical Ecstasy toks daugiau skaitosi kaip jų eksperimentinis, labiau jau toks daug, nu, šiek tiek nuėjimas nuo klasikos, jau toliau į Tony Iommis norėjo labai eksperimentuoti jau, pradedant Sabotage 75 metų albumų ir šitam jau daug ryškiau viskas pasireiškia. Aišku, po šito buvo dar tas paskutinis jų, tos pradinės sudėties 78 metų, Never Say Die, bet šitam jau irgi. Bet nežinau, man tai čia yra tikrai super dainų. Klausau gan dažnai aš jį. Tai kas čia toliau? Pasaulio turas 76-77, oficiali programa. Ozikas, amžiną jam atilsį. Netekom šiemet Oziko. Foto, aišku, matytos. Čia turbūt replika. Programos biškį gal sumažinta. Taip, toliau kas čia yra, kažkoks plakatas turiu. Lemba, čia man jaunystėje prieš kokią 20 metų tokį rinkinuką, kas būt pametęs. Lemba, čia net jau reikia iš toliau filmuoti. Albumo plakatas. Kitoj pusėje nieko. Taip, kas toliau? Antras. Jie dabar jau prasideda kompaktai. Čia turbūt originalus albumas. Mini LP. Replika tokia. Dikliukas kompaktų kaip plokštelis. Štai. Jo, originalus albumas pilnas, 8 dainos. Čia tarp kitko It's Alright, pats Billas Wardas būgnininkas dainavęs. Nežinau, kur čia rodyti. Nu, nežinau, man čia visos All Moving Parts and Still gal nelabai, dar tėvų man dažnai groja per koncertus ir paskutinius. She's Gone tokia baladė Ozio, bet labai jautri iš tikrųjų. Nežinau, puikus iš tikrųjų, geras darbas. Mini LP. Taip, kas dar čia? New Mix. Čia turbūt Wilsono remixas. Spėju. Ar ne? Tai originalus albumas, tik tai naujai remixuotas. Labai bus įdomu išgirsti. Irgi LP pavidalu, dikliukas. Čia koks antras CD. Toliau Outtakes and Alternative Mixes. Steven Wilson remixas, tai jo, tai tas irgi naujas mixas Steven Wilsono, kaip ir sakiau. Na va, ką čia turim. Tas pačios dainelės.
Instrumental mix kažkokį tai remiai. Žodžiu, alternatyvios versijos. Lygiai negaliu komentuoti, neklausiau. Na ir paskutinis, ketvirtas. Kažkas gyvai turi būti. Liftour 7677. Kasgi čia? Taip, Symptom of the Universe, Sabotage, Warpix, Gypsy, Blexa. Jo, po 76-77 metų koncertų rinkinukas. Na, klasika, aišku, naujos šitų albumų dainos. Nu, žiūrėsim, turbūt. Man kaip Black Sabbath fanui, tai čia, aišku, must have už pusę kainos, galima sakyti. Tai čia fantastika. Tai va, toksai unboxingas šiandien. Ačiū už dėmesį. Iki pasimatymo. Iki.